Darganotą sekmadienio pavakarę tradiciškai Jėgotos Gryčios restorano susirinko gausi SKM bendruomenė. Šį kartą čia vyko jau nebe protmūšio pusfinaliai. Galiausiai atėjo metas superfinalui. Sostinės krepšinio mokyklos protų mūšių finalą. Ponios ir ponai, ponaitės ir ponaičiai, šiandien čia 14 komandų visi aiškinsi pačią stipriausią ir pačią gudriausią Sostinės krepšinio mokyklos ekipą. Šioms kovoms nesutrukdė nei traumos, nei blogas oras. Visi dalyviai buvo itin geros nuotaikos ir nusiteikę laimėti. Sėkmė ne tik pusfinalėje, bet ir didžiajame finale lydėjo kuklų Keršanskų klaną. 3 kartų darna iškovojo lemiamą pergalę. Na kągi, komanda laimėjo. Valio! Kas sunkiausia buvo superfinale? Kaip bebūtų keista, sunkiausia buvo lietuviški serialai. Kažkaip televizorius namuose eina tik per žinias ir krepšinį, tai tos dalys buvo sunkiausia. Ir vėl visos 3 kartos padėjo nugalėti? Taip, visos 3 kartos atsakė, nors po kelis klausimus, tai taip sudėjus į krūvą gavosi labai geras rezultatas. Tai vis dėlto, kaip pavadintumėt va šitą sekmadienio popietę? Nuostabi, įspūdinga ir karšta. Vat matosi žandai kokie raudoni.